bent jau man asmeniškai, aš vien dėl tarptautinio bakalaureato diplomo programos tokiu žmogumi, kuris visada mokosi. Ir tai nebūtų, sakykim, šiuo metu aš studijuoju reklamą, bet tai nėra vienintelė sritis, kurią aš mokyčiaus. Man tebėra įdomu istorija, man tebėra įdomu ekonomika, tie dalykai, kuriuos aš mokiausi mokykloje. Jais vis dar tebesidomiu ir tai yra mano gyvenimo dalis. Aš pastoviai mokaus, visada ieškau naujų dalykų apie būtent tuos visus mokslus. Principe, kai aš studijavau psichologiją ir mes turėjom tai kaip dalyką IB programoje, tai realiai buvo čia ten tas pats lygis, kai pačiam universitete pirmaisiais metais. Tai viską iš tikrųjų labai palengvino. Aš atėjau į universitetą, buvo duotas pirmas uždavinys ir aš jau realiai buvau tokio pobūdžio darbus atlikęs tuos porą metų prieš tai. Tai ir visi tie 3 metai universitete buvo tiesiog žymiai lengvesnė, nes jau buvau žymiai geriau pasiruošęs tam. TB programa yra tiesiog investicija į savo ateitį, tai viską labai palengvina ir tiesiog suteikia daugiau perspektyvų, leidžia viską permastyti kitaip ir tiesiog praplečia akiratį. Sveiki, esu Salvija Smolinskaitė. Pasirašiau kalbą, nes pažymą už tai negausiu, čia yra vienintelis pliusas baigus mokyklą, kad aš dabar galiu ją tiesiog perskaityti. TB baigiau 2018 metais, buvau 12 kartoje, baigusi mokyklą pasiėmiau laisvus metus, nes dar truputį buvau pasimetusi dėl studijų. Dabar jau esu įstojusi į Brunelio universitetą Londone, kūrybinį rašymą. Mokydamas TB buvau apsupta motyvuotų žmonių ir tai mane motyvavo sustelkti ties mokslais, nešvaistyti laiko veltui, tobulėti. Daugelis mano, kad TB skirtas tik anglų žinioms tobulinti, žinoma, tame yra tiesos, bet taip pat TB puikiai paruošė universitetiniams studijoms. Būdama TB išmokau rašyti mokslinius darbus, tokius kaip esė, tokie darbai bus rašomi universitete, todėl aš jaučiuosi labiau savim pasitikinti dėl studijų. TB verta rinktis dėl daugelio dalykų. Pavyzdžiui, mokiniai yra drąsinami reikšti savo nuomonę ir ją argumentuoti, su kitais diskutuoti ir nesibaiminti būti smerkiamu dėl savo požiūrio. Taip pat TB skatina kūrybiškumą ir mąstymą out of the box. Nėra neteisingų atsakymų, yra tik netinkamai paremti argumentai. Ir visa tai man suteikia daugiau pasitikėjimo savimi, praradau baimę reikšti savo nuomonę, išmokau tinkamai paremti savo argumentus pavyzdžiais ir etiškai diskutuoti. Negana to, tarptautinis bakalaureatas ne tik telkiasi ties akademiniais pasiekimais, bet taip pat skatina mokinius savanoriauti, kas yra tikrai nuostabus dalykas, kurį aš supratau tik dabar. Aš išgirdau kažkur iš artimų, kad bakalauro baigė, tai galvojau, reikėtų pabandyti prieš bakalaureatinę klasę, nes jinai yra stipresnė ir galvojau, kad reikia išbandyti savo pajėgumus. Aš manau, kad reikia, kaip ir sakiau, išmėginti save, parodyti, ką gali, nes vis tiek yra pastiprinta viskas, taip pat anglų kalba pastiprinta, tai reikia tiesiog kaip išbandyti ir parodyti, ką tu gali, įrodyti mokytojam, kokie tavo gebėjimai ir kaip tu gali ateityje tai pritaikyti prie darbo. My expectation here is to meet other people from IB schools and share our experience as well as hopefully continue to keep in touch. I hope to reflect on my IB experiences, share them with other students and get back some inspiration from them. I expect to challenge myself and to discuss my ideas for the CAS project. Hey, some of you might know me from TV, some of you might not, but that's good enough. If you want to be reading Jane Austen, studying why World War I happening, or analyzing the Cuban Missile Crisis, you should pick IB.
If you wanna be doing regular stuff, well, stick to your regular classes. They're good enough. But IB is for the best.